Kaip atrodo Segway vėjos robotas iki 15 arų? Jūs nekartą mūsų klausėt, mes vis stebėjomės, kodėl toks klausimas kyla. Prieš mus čia yra robotas iki hektaro. Oranžiniai šonai, ratai pats pilkas. Taip pat atrodo ir 30 arų vėjos robotas, bet 15 arų robotas sukėlė jums klausimų. Tai kodėl tie klausimai kyla? O klausimai kyla todėl, kad į Google įvedus modelį mes matome pas mus oranžinis, kitur oranžinis, čia rodo pilką robotą, čia rodo pilką robotą, čia taip pat pilkas robotas. Ir tampa jums neaišku, kokios vis tik spalvos yra. Taip kad kadangi mes turime gyvai 15 arų robotą, bandom išsipakuoti ir pažiūrėsime, kaip atrodo jisai realybėje. Oranžinis ar pilkas? Kolega padėjęs išsipakuoti robotą. Taip kad čia, kaip minėjau, yra X390 modelis, hektarinis, o čia gyvena 15 arų robotukas. Įsiimam dantį, atsidarom. Na jau ir mes matom, kad šonai yra oranžiniai, bet įsitraukime į pilnai lauką, pasidėsime jį ant žemės ir apžiūrėsim šitą robotuką. Štai, nepilkas nei šonai, nei jisai, ir čia yra 315 modelis. Taip kad nesiklaidinkit, jie visi yra vienodi. Ar yra 15 arų, ar 30 arų, ar hektarinis. Jie atrodo taip pat.